Nu ko, sveiki sugrįžę į vlogą. Praeitam vlogį rodžiau, ką dėl koncėjų ir praeitam vlogį pasodinau vidrynus, o dabar sodinsiu anemonus. Turiu 2 veislių, jau gerą prisimenu, balti rūžai, bet aš neatsimenu tiksliai. Mano sezonas į panašiai kaip vidrynų ir anemon dar geriau žydėjai negu vidryną ir kadangi negavau papildym vidrynų šaknų, sodinau tik tą savo pasidauginsiu iš praeitų metų. Anemons kažkodėl aš sugalvojau sodinti, ką praeitas metas sodinau į vazonėlį. Ir ką padariau, tai tom pat mišinį dorpę, biohumus ir agroperlets prisiberu, paleikti apie 2-3 cm, kaip jau parašyti. Ir sudam. Nu, tai pradedam nuo Bride veislės. Tai čia turbūt balti bus. 20! Aš gal, ką man čia veina, padėklu užteks visiems vidrynam, čia net neužteks vienam maišiuko, o aš anu turiu apie 100, man atrodo. Bandys gal kokėlį, šaknelį. Šaknelis yra, oi, o tu ryšutuką, žodžiu, tokia įdomesnė. Nu va, tai padėjau ir tiesiog užberu. Tai irgi bus viena ankstyvesnių gėlių. Nežinau, gal teisė į dirvą. Žinau, kad su vidrynas reikia parauginti. Aš ir tus prieitas metas apsukišau kartu su vidrynas. Ir man visai gera gavos. Šiandien mes kabinsim lempas. Nespaudyk. Turėjom tokių iš praeitų metų. Turėjom dar tokias. Ir dar tokias. Pirkam zolkas, įkabinsim. Nu, matysim, ko inžinierius sugalvos. Nes praeitas metas aš norėjau ant tų lentynų kabintas. Tai ir bėdėlė, kad tarp lampų ir maštų atstoms ir neužtenka nuėti vienos lentyns iki kitos. Tai jūs tai kažko sugalvos. Žiūrėk, aš turiu ant vienos gyvatėlis 12 lampų. Vadinasi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, po 6 įtos. Į čia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tai vienas tas 2 mes galim sujungti ir bus viens, o tuos dėsim atskir gyvatėlį pudu. Gaidys tai. Kas tai kalba? Manos mielai taustas. Švytok. Tai man tas trumpasis kėdė. O, gal ne. Tadam! Gerai. Nes daiga, kol į mažiuką ateit ir turi būti. Aš po to galėsiu anom priti. Tas Stefa bus. O tas Stefa bus. Nu, tas ir rozetį šias. Nu, o ką pons užkėlis tau čia va? Kuris ką užkėlis. Tada parės čia šitą, apsisuks parės čia šitą, apsisuks Ai, parės nu čia gerai. šitą, apsisuks parės čia šitą. Nu gerai. Tai dabar ton darau, ne? Grina paleičia kur laidą ir turi čia rėžti prie kraštą. Nu. Eglutė bus įžiebta. 3. Ne taip reikia sakyti. Senelį! Senelį! 3, 2, 1. Opa! Kaip smageniai savo čia. Čilins, čia aš biškai išsikraipėn kažkap. Tu ant tų kažkokių daug geriau apsišviet negu tas. Kodėl taip įdomi? Gal tik atrodo. Ai, tas neveikia. Žiūrėk, tas neveikia. Nes nuslūžo. Nu, tai tada reikia mais lauką. Bet šiandien aš slaužiau, čia mums buvo jau toks. Aš užkat užmynau kažką. A mes žaidėm milijonieriai. Turim lėtai dirbančią ponę. Aš jau laukiu, nesilaukiu, kol pabaigs rišti. Ana man aiškina, su žilka bus labai lengvai. Geriau negu su zateškiu. Į ką mes rezultatą turim? Sakau, tai dabar pati dirbk su tą zilką. Nu, Mes turim estetiką. Estetika turim. Galim pasidžiaugti apšvitom, nežinau, jums mirguliu, čia per kamerą eina savo. Žodžiu, šį kartą zilkas darėm, labai užsiknisėms jį priraišyt, bet daug geriau, nes kad jie užrišti mazgų, tu gali biškai pasireguliuoti ilgį, pažiūrėjau, palesti į apačią. Kaip sugrįžę į vlogą, koks naujiems, pasisėjau žvaigždūnių, šia bairis bus, pasisėjau, galiu parodyti, į kokį būdą. Turiu ton tokį, neatsimenu, pritam vlogruoju tokį soil blokerį mažyti. Ir va, padikliuką ir sukišau. Tų žvaigždūnių aš nestratifikavau. Nes aš šanas nusipirkau tik tada, neseniai įsukišau ir aš galvoju, bus eksperimentas. Jeigu nesutiks, tikėtin, kad reikės stratifikuoti, o tos, kurį stratifikuojam, sanas dar ir šaldikliai, šaldytoj, pamiršau atsivežti vėliau. Atrodo, soil blokerį surolis. Puikiai.
Šiaip labai fainai. Tu porški iš šonų irgi apsidrekin ir tai soil blokerė nėra mažiuka, nes tai mažiuka, žinau, kad labai greit padžiūn, o tai visai gera palaik drėgmę. Tai ko aš galiu jums parodyti kažkur įdomesnį aparcijos. Pabandysiu kelis veislis jurginų naujienų pasidauginti auginės. Pradžio galvojau, nedauginsiu, nes tų, kur aš išsikasiau savo, aš turiu pakankamą, tai man atrodo užteks, bet nuvariau į klėtelį. Late, kokie gražus bumbuliuką, tokie. Ne visišką bumbuliuką, bet labai gražiai tokie sendinti spalvą. Ryškia rožai maiš bumbuliuką. Tai bumbuliuką, arba va tai žiauriai ilgą vazos laikos, labai gera, labai fainai. Nu ir pasimau dar tokį sendintą, tai va čia grina rudenėjim veislė. Tai va, tai kadangi pasimau tik tą pavėjinį šaknėlį, o aš norėjau daugiau, tai pasidauginama. Žodžiu, susirašysiu etiketės pavadinimus. Čia esu pasiruošus padėklą. Ir toks vienas padėklas, matos, ant ir daug tokių skilučių, dėl to, kad dėtų drėgmė. O tas padėklas jį be skilučių. Tokį šaknelį. Įspėjau, šaknelis ėmiau mažesnis. Didesnis palikau klientam, nes wow, kokį šaknis buvo ir aš galvoju, eina savo, nusipirks veiną tokį, ta prasme, ten gal pasidaugint, kad ir 5 daigus, o tuo kainų 5 eurų. Ir va, pažiūrėjau, yra netokį atlūžus. Atsimint, sakiau, nėra akyčių, nėra kakliuk, tai ana jau jį nepanaudojama. Tų atlūžus vis laik bus, iš kur jūs bepirksit, ta prasme, neįmanom, nes anei tiek transportavim, tiek kasimų metų ir tikrai nieks anų nenukarpinė. Įva matos jau auga daigelė. Ką negaliu kalbėti, nes atmint baigas, tai žodžiu, aš va anon tep ir pasodinsiu iki posius maždaug, nežiūrėk, nedalinsiu, nes čia va yra kits es auginuką, čia va yra kits es auginuką. Jūs neužberti kyčių, nes iš akyčių esto auginė ir mes anus nukirpinėsim. Logiška mastant, esmė, kad šaknelis būtų drėkinamas, bulvelis tiksliau. Kakliuką būtų matomi ir akyts būtų neužberts po žemėm. Ir susodinau. Šiaip daug ko nerodau, nes tiesiog nenoriu kartuotis, kaip praeitas metas, tai tiesiog žiūrėk cens vlogus, kaip ten dalinam, kaip dauginam. Jeigu kažkas neaišku, tai aš galite prašyti komentarą. Sveiki sugrįžę į vlogą. Aš vėl dagiklelį ir amonda maža. Taip, man maža. Žodžiu, atsivežiau dar vieną jurginų veislę, nes nuvariau klėtelę, žiūriu. Viskas, tas, kur aš jau pasiėmiau, jau beveik ta niek ir nebė. Ir dar tos nebau pasiėm, suteik norėjau ir žiūr, kol įgau ir reik pasiėm. Tai aš paėmiau pomidoriokų ir dar va slapto kišenėlį agurksėklų gavau. Ir vėl daigiklėliai, pastebėjimai. Pradėjau rasti spėliusiukai ir man toks jausmas, kad čia ir ties šaknim. Negerai, šiaip čia trūksta ventiliacijais, negerai. O čia yra anemonai. Turim va tokis lėmpas. Taip atrodo. Unboxingas. 10 euriukų. Turinukas. Parodyti unboxingą. Turinukai. Padaryk ASMR. Neturi. Yra laidai. Yra ale tvirtinimai ir perėjimam, bet perėjimam reikės šiaip geras dalykas. Ir tada turim pačią lempą. Buvo kažką prašyti, kada nors gal tarpusai susijungt, kažkokį temą jungt. Tai va, ir tokia lempa. Yra metaliniai laikikliai, prie kurių mes prisuksim vielą. O, čia mes padarysim vago jungtukus. Žinot, kas juokingiausia, kad aš kažkaip gavau, kad aš užsisakau tokį lempą, aš gaunu laidą, įsikišu rozetę ir viskas veik. Pasirodė nėra. Elektriko pamokėlį pagal Justą. Turėjom kabelį. Aišku, yra skirtingų storių laidai, bet reikia tikėtis, kad nenukeps viskas. Geltonas yra, nežinau, šiaip neutralus iš tikrųjų nėra skirtumas. O kas šitai dalyką? Čia kas jungsiuosi lempą. Čia yra vago jungtukai. Vago jungtukai leidžia paprastuoju būdu sujungti laidus. Nereklituoti. Nereklituoti, na. Nu, tai čia taip ir aš pasidaryčiau. Nu, žinai, čia kol jungi vieną lempą, viskas ok, bet paskiau, jeigu jungsi dar ir antrą lempą ar trečią, ai, tai čia ir ta dalis, kur buvo. Plius minus. Jo, čia turėtų paleis, man būt žemė iš tikrųjų. Kur neišik žemė? Elektra turi pliusą minusą ir turi žemę, nužeminimą. Tai kad jeigu yra elektros iškrauda kažkas,
Aš čia galiu nusišnekėti. Bet palauk, o tai kodėl tu pažiūrėjau, yra žalsių, o kodėl du balti? Nes žalsi yra žemė. O O kaip tu du žinojai? balti, kadangi ir LED netor skirtum, ar tu jungi pliusą ar minusą, Supratau. nėra kryptais. Esmė yra, kad paskiau, jeigu jungsi dvi tarpusavį, kad atitinkamą pajungti ir kitas dvi, kad nebūtų, kad kur ištinka ten pliusas, išėnė minus, kad lempa nuės bloga. Galim merktis, kad dabar nenuplotys elektrą. O! Nu, nėte priško, kaip galvoju, akco. Pridėk prie lempos. Liuka? Gal geriau daugiau, tai po to prisimažinti. Darysim įžiebimą. Tai... Bliam, nė tik ryškia, kai galvoju, akco. Visiškai neryškia, tai ten ta būtų dar silpnesnė buvo, ne? Ai, nu ir kažkaip jo. Seik sugrįžant į vlogą. Ir seik sugrįžant į dagyklą. Pat nebuvau čia kuris laiks ir jau matau daug pasikeitimų. Nu, tai pasižiūrėjau. Plius 3 lempas, vieną čia dar pratęsėm ir 2 čia. O, man velykin žulė, tiksliau čia katė. Vis dar neišvežta. Anemonai puikiausiai pradėjo dykt, nors buvau pradėjęs labai stipriai pelėti. Reikia biškai pradaryti long without šviežio oro. Va, matot? Bet grina ten, kur tos šaknėlis pradėjai pelėti. Bet po to biškai papurenau, palaišiau ir vėl lyg ir viskas okei. Kokie gražus, bet ką preklaistyti. Ir anus, žinokit, mažos daigyklos man jau kelis dėjins sukas mins, kad reikia jau anus išsodinti vazonėlius, nes anie įvargsta. Ir aš atsimenu, aš praeitas metas sakiau, daugiau nebeauginsiu tokios, bet vis tiek auginau. Čia irgi jau reikia kažką daryti, jau laims, matau, tremas. Nu, vau, šia viskas labai gerai atrodo, aišku, pradžiu, bet kuo tikėtis, nes monis vakar nebuvo, čia žiūrėk, tegul, tiesiog pabėriau. Čia kažkoks serencis įmaištis, man toks jausmas. O, vargša, pelėžernė. Šiaip, man atrodo, aš kažkur mačiau, kad ons reikia gnybti. Aš anų praeitas metus pažiūrėjau, jau gerai atsimenu, negnybiau. Tai labai suvarta, tai gal dėl to neįmonu verst, kada negnybi. Kokie gražus veidrynai. Čia va pelėžernė augs raigės. Aš išvažiavau 4 dienom, pasijaučiau daug kon susidinau, galvau, ai, niek nebus, tai nereik šveisų. Jo, per 3 dienas kažkaip tai viskas labai staigiai pradėjo dygti. Tai irgi jo reikės dėti po lampom, o čia, visas miškas. Aš labai pergandau raigūnių. Anus lygiai taip pat, kaip praeitas metas altuiksu. Vis kit šiaip daigiuką normaliai laiko, šiaip tos apšvietams vis taip. To ir sava. Tai va, tai reikia, kai gal ir kokį ventiliatorių atsineščiau pubiškį judinti ir, žodžiu, jau prasidės pikėjimą, pažiūrėkite. Buvom kap gavos, va, per ką galiu parodyti. Gal jums bus aktau, va, tuiks, va. 6500 kelvinų, 98 vatą, liumenų tik neraš. Bet tie ant ribos, bet matos, ką efektas, nes augalą pašveisom normaliai nestyps, nekrypsti dešinį kairį, nes pažiūrėt, agurką buvo nutysena, kad padėjau po limpom, bam, ir atsistatė, vis gerai. Priejau prie pelėžernio, tai galvoju, kad nepamirščiau iš karto šans nupinčinu. Pinčinims dažniausiai vyksta, paliek 2 poras lapelių, bet pas man seniai ir išstypiant, tai aš kai kur paliks tiesiog po vieną porą lapėlių. Pinčiant reikia iš tikrųjų vis laiko anksčiau, nes dabar žiūrėkite, augalas kiek sunaudoja energijais tim praauginti, o aš tiesiog ant nukerp. Bet anim čia yra iš tikrųjų per šilta, bet aš nežinau, kom padaryti. Kitos patalpos, jeigu aš išnešu, bus vėsiau, bet nebus tada šveisos. Žiūrėk, čia ir nupinčinti, o čia ir nepinčinti. Aš galėčiau daryti eksperimentą, rodyti, ką patos pinčint, nepinčint, bet tiesiog... čia jau vargša, žiūrėk, nuo tos svoriaus net, bet liktai nepalūžo. Turim kovo 17 dieną ir žiūrėkit, mon tulps. Man pažiūrėti, kaip mūsų bijūnėliai. Nu, dar kol kas nekyšuo. Šiaip niekuomet nebuvo žiemą atvyks, apkasinėti, o kažkas prispiriuoja. Nes tiesiog buvau teik sniego, kad nebuvo man įėti, tai turėjau vis sėkmingą išžiemuoti. Ir man metos. Nu, ir vienmečių lauks. Turim pirmų žaidų. Žiūrėkit. Ką panašiai atsirad, net neįsivaizduoju. Palikom tom plėvelį praeitas metas, kad biškį užsnaigtų ir nusiplautų. Tai tiesiog kažkas prišyko ant jos, matot. O šiaip tas lauks turėtų būti šias metas didesnis, nes daigų aš turiu turbūt 2 daugiau. Kokius ratus gavau su gimtadieniu. Šiaip labai gera. Čia dar kažkoks uždangals jį. Bet žodžiu, man reikėjo, kad aš susidėčiau kėberus ir važiaučiau į lauks tarp vagų. Vyksta naujas projektas. Niek nepasakau.
Buvo stogas ir nebėra stogo. Aš tik vakar nebuvau, kiek čia praėjo 2 dienos. Ir jau vidrina tokį kaip nuleipę, bet žiūrėk, tik apkrypsta išveis. Žiūrėk, čia tai išvis sausumėlis, tai dar šiandien ko atsivežiau ir biostimulatorius iš praeitų metų likutį tur. Tai galvoju dabar apie porkšų sulaistys visus. Kokie kraštai ką. Tai sulaistys ir tada paporkšų biškį su to biostimulatoriu, nes, nesuprantu, kurį labą, jau reikia išsudinti, gnybti ir išsudinti. Čia jau reikia pikiauti. Žodžiu, daug darbų, jau atsivežiau netgi vazonėlių pikėjimų, bet jau ne šiandien turbūt užsiims. Jo, žinau, su vlogu vėlauju, bet situacija tuo, kad reikia džiaugtis, kai išvis į vlogs, nes tai atėm labai daug laiką ir man ir, žinokit, smagiau auginti, negu filmuoti ir montuoti. Vieną dainą stebu vidrynus, viskas prasidėjo nuo to padėklo, pradžio atsirado pelės, galvoju, perlaiščiau šaknėlis, matyt, pradėjai pūti, nustojau laistyti. Dabar pradėjau kitą vidryną, kur buvau gražiausiai vysti. Ir aš manau, kad aš šanus dabar išnešu į tom patalpą, čiučiut priduru, kada neįbėški atsivesintų, nes matyt, animi per karštą. Labai norėčiau, kad nebebūtų šalmų ir būtų galim ant išsodinti, tai aš tikus, kad kuo greičiau ant bus galim išsodinti, nes ani vis blogi ir blogi. Čia man atrodo, žiūrėkti ragolė, kokie gražus. Tobulą. Ten žiūrėkti, man prabangėjai žaveinę. Ten 2 veislės. Va, tai ne pats brangiau žuveinė. Matot, pavėndai gėlį ir tai ne vis sudyga. Čia va, kur papigiai žuveinė, žiūrėkti, pabėriau ir koks miškėlis. Čia va, žuveinė irgi. Čia, man atrodo, tuos žvaigždūnis daigoms toks sau, arba kažką blogą padariau. Čia kažkoks miškas. Pomidoriuką jau išpikiuoti. Ta pat situacija beje yra ir su anemonas. Vargstaniai ir pradžiavau gal šviesos trūks, nes tie plapelė raitus po to supratau, kad drėgmės trūks, nes vis perdžiuven, bet anim čia per karštą ir aš ant jau galvoju išnešti kaip patalp, išpikiuoti žuveinį, žiūrėkit kokie gražus, pelėžirniai jau apkarpyti, man atrodo rodžiau kapnukę ir pažiūrėkti va jau lėt po 2 šakelį. Prieitas metas to nedariau, nes nežinau, ką reikia pinčinti. Ką papinčinau, vėlanį, tvarkinga įvaršau, Ansa irgi anksti reikės išsodinti, tai labai tikus, kad bus sudirbta ir aniai pirmieji keliaus ir anemona. Žiūrėkit, čia yra jurgins, visą šaknį sodinau, tai didelis užaugs, anksti turėsim žaidų tikėtin, burnuočias, išpikiauti žodžiu žuveinę. Šiaip visai tos lams pasiteisino, tai kad vėl aš netelpusiu, man vėl trūksta veitas, nes daug kas ant žemės. Vėl reikia žiūrėkti jau išsodinti, tiesiog atidalinti tus jurginėlius ir sukiešti žemę. Nežinau, ko aš blogą darau, nes aš ant atidalinu, nukerpu visus lapukus per posį, likt kotėlis, pamirkau į stimulatorių. Tai žiūrėkti, vieni va visai laikos, o kiti va jau tokie. Na, aišku, reikia kažką apdungstyti, bet, nemėgstu šlepunėlių, tai matyt dėl to niekai neturiu. Ir tokių ir pastypusių. Sraigūnska apie prieitas metus ir toks pat kažkoks va. Čia va jau yra išpikiuota. Aiva melisa. Čia sausvirbė iš sausuolių, o čia šitai lagūrai, man atrodo. Niek nelaukiau, iškeldinau, žodžiu, jau vidrins, nes bijau, kad dar vieną dainą išvis neatsigaus. Šveisas anie čia beveik niek negaus, galbūt, kad jiem nepatiks. Tai ko aš darau, biškį trašu kažkaip irgi nėra labai gera, nes gal paskatinti augimą. Tiesiog man reikia dar ištverti kelias dainas iki išsodinimą. Ko aš dar padariau, kur buvau peliusiuks, bet jie su pirštos prajudinau, kad greičiau anie atsigautų, perlaps paporkšu. Šiaip su vidrinas lygiai taip pat situacija buvo prieitas metas ir kol aš šanų neišnešiau į šilną, tol Aniai taip ir atrodė, nors mačiau kiti sodin į tunelius, netgi žėjimą, man atrodo, net nesodin, va taip kaip aš į vazonėlius, į padėklos, o iš karto sodin į tunelius, bet ten gal matyti kits klimats, arba tunelė labai geri padaryti tokiais sandarus, kad iš karto augant dirbo. Dabar stebėsiu, ką panėjausias, nes kol kas dabar anijims viskas jį tik blogin, tai jeigu viskas gerės, dar palaikys, bet jeigu matys, kad niekas negerė, tai bus plans B. Vežti į šiltnamį. Tikriausiai išsikraustė.